Labą dieną. Labą dieną. Mes esame jaunimo vasaros stovykloje. Aš esu Dainora. Jie Viktorija. Ir norėtume jums papasakoti, kas šiuo metu vyksta mūsų stovykloje. Taigi, dabar bandysime susisiekti su mūsų reporterė Karolina. Dėl ko? Kriminalai. Kriminalai, gerai. Tai va, Karolina. Девочка Karolina. Karolina. A tu gyva, negyva. Klausau. Šiandien kriminaluose. Iškilo didelė problema, kadangi mes atvykome į stovyklą ir maisto nėra. Maistas buvo žadėtas tik tai 6 valandą. Mes atvykome tik tai 2. Įdomu, kodėl? Kodėl mums neduoda valgyti 2 valandą? Toks jausmas ir yra gandų, kad vadovai susirinko anksčiau. Vien tam, kad suvalgyti mūsų maistą. Šis klausimas lieka atviras, nes mes nežinome teisingo atsakymo. Ir mes bandysime daryti viską, kad jį surastų žmonės. Koks tas pasaulis? Grįžtame atgal į studiją. Mes ir vėl studijoj. Tai va, dabar apie pačią stovyklą. Jin yra, nėra pasaulinė stovykla, yra 30 žmonių, ne 30 žmonių, mažiau žmonių. Taip, yra, primink man, kaip ten pamiršau. Pažink, mylėk, tarnauk. Pažink, mylėk, tarnauk. Ir mes visi pažinsim, mylėsim ir tarnausim. Ir taip, būsim 4 dienas. 4 dienas būsim. Mes žaisim, mokysimės, valgysim ir visą kitą darysim. Bet šiaip labiausiai pažinsim, mylėsim, tarnausim. O miegas kur? Kartais miegosim. Nežinau, miegosim ar nemiegosim, bet retkarčiais miegosim. Va tai. O dabar eisime į reportažą apie sportą ir norim susisiekti su Julija. Taip, Julija, девочка красавица. Julija. Su jumis sportas. Taigi, vakar po žiaurių pralaimėjimų Ukrainos gerbėjai labai sunerimo. Taigi, pas mumis merginos verkė. Aišku, vaikinai kaip džiaugiasi, verkia, kai kurie labai graudžiai atrodo. Verk noris visiems. Bet labai sudėtingai su tom, nes pas mums stovyklai, pavyzdžiui, yra pusė Ukrainos gerbėjai. Pusė Anglijos. Tai va. Todėl labai sunku, nes reikia sėdėti prie jų, guosti. Sudėtingai stovyklai. Bet va, pas mums artėja olimpinės žaidynės. Ir mes, aišku, nekantraujam jas pamatyti, nes visi ruošia sportiškai, su treningiukais, viskas kaip ir reikia. Tai va, visi laukiam olimpinių žaidynių. O dabar grįžtam į studiją. Studija. Girdit? Mes viską. Labas kam. Miškai. Tabės negerai. O, bliam. Jau, gerai. Atsiprašom. Taigi, mes grįžame į mūsų laidą. Jo, ir kaip girdėjote iš mūsų Džiulsės sporto komentaro. Kaip girdėjote, iš mūsų Džiulsės komentarų, sportas yra labai didelė stovyklos dalis. Taipogi, aš netgi kai buvau jauna ir graži, dabar esu graži. Tu dabar sienasi? Ką visi mato? Atsiprašau. Va, ir tiesiog prisiimu tavo akcentą, girdi, baig čia. Ir tiesiog, kai buvau jauna ir graži, labai norėjau kažkokio sporto šalyje save atskleisti. Sporto šakoje save atskleisti. Ir atradau tik vieną šaką ir vieną kartą gal kažką laimėjau, bet čia jo. Bet nežinau, darydavau taip. Paplokim dievachkai, mylėtų kaip fain.
O dabar pabaigai. Laukim šių. O dabar, ne. O dabar pabaigai. Jungsimės su mūsų orų prognozistė, kurios vardas yra... Mergica tokia. Mergica, Mergic. Nu, Ai, nauja, jinai yra, aš dar neatsimenu, jos vardą. mergica. Mergica, jo, ką tik nusamdėm, tai dar neaišku, koks ten nors mums priskės, bet žodžiu, gerai, sėkime su Mergica iš dalies. Mergica, krasavica, mergica. Gerai, okay. Studija, klausom. Kaip matote, čia bus saulėta. Čia lis. Čia žaibuot turės. Ir kaip matot, gan stipriai. Dar lašnoja. Vėjas pūs iš šiaurės, vakarų, iš pietų ir iš rytų. Grįžtam į studiją. Jau baigia lyt? O, gerai. Kur mano savai? Su jumis buvo krasavica Dainora. Su jumis buvo Džiultė. Buvo krasavica Dalė. Красавица Кароліна. Ай. Ну і вот так. З вами був аж красавиця Вікторія.